Sekanti paskaitos dalis yra skirta vaistams reumatoidiniam artritui gydyti ir vaistai podagrai gydyti. Jau N1 temoje minėjom, kad aptarti vaistai buvo indikuoti nereumatinių simptomų, tai yra sąnarių skausmo ir uždegimo malšinimui, tačiau šioje temoje aptariami vaistai labiau pritaikomi reumatoidinio artrito gydymui, kai N1 jau tampa ne visai efektyvūs. Ir į klasifikaciją patenka tradiciniai ligą modifikuojantis antireumatiniai vaistai, angliškai Traditional Disease Modifying Antirheumatic Drugs, jūsų jau išmokti gliukokortikoidai, taip pat pavasarį sakėm, kad jų pritaikymas yra labai platus, taip pat biologiniai ligą modifikuojantis antireumatiniai vaistai bei kiti. Šiais vaistais jau siekiama ne tiek slopinti ligos simptomus, kiek sulėtinti pačios ligos progresavimą, paskatinti ligos remisiją ir išvengti didesnės sąnarių bei aplinkinių audinių pažaidos. Kodėl šie vaistai pritaikomi reumatoidinio artrito gydymui, reikėtų panagrinėti pačią reumatoidinio artrito patogenezę. Reumatoidinis artritas yra lėtinė sisteminė uždegiminė liga, kuri pažeidžia sąnarius, bet taip pat gali apimti ir kitus organus, kaip odą ir plaučius, jai progresuojant. Reumatoidinis artritas yra autoimuninė liga, kurią iššaukia aplinkos genetinio veiksnio, lemiančios sutrikusią imuninės veiklos reguliaciją sąveikos. Sėkmė. Aplinkiniai veiksniai kaip aplinkos veiksniai, tokie kaip rūkymas ar specifiniai patogenai, patenkantys į virškinamąjį traktą, gali sukelti mūsų pačių makromolekulių, tokių kaip imunoglobulino G antikūnų ar antro tipo kolageno modifikacijas, tokias kaip kolageno citrulinacija. Dėl imuninės reguliacijos defektų genetiniu lygiu žmogaus organizmas šiuos modifikuotus baltymus atpažįsta kaip svetinkūnus arba tiksliau negeba atpažinti kaip savų, todėl prasideda imuninis atsakas prieš juos. Antigenus pristatančios ląstelės nuneša modifikuotą baltymą antigeną į limfinę sistemą, kur aktyvuojami T helperiai. Jie skatina B limfocitus proliferuoti ir diferencijuoti į plazmos ląsteles, gaminančias specialius antikūnus prieš antigeną. T helperiai ir specifiniai antikūnai patenka į kraujotaką ir nukeliauja į sąnarius, kur pradeda sintetinti citokinus, interferoną gamą ir interleukiną 17, kurie skatina didesnį uždegiminių ląstelių, pavyzdžiui, makrofagų, patekimą į sąnario ertmę. Makrofagai taip pat gamina uždegiminius citokinus, kaip naviko nekrozės faktorių ar kitaip TNF alfa, interleukiną 1, interleukiną 6, kurie kartu su T helperių gaminamais citokinais skatina sinovijinės ląsteles proliferuoti ir ilgainiui sąnario kapsulę pradeda padengti vadinamasis panusas, tai yra storas patinės granuliuotas sluoksnis sudarytas iš fibroblastų, miofibroblastų ir uždegiminių ląstelių. Panusas gali pažeisti sąnario kremzlę, kitus minkštuosius audinius ir ardyti kaulą. Aktyvuotos protezės sinovijiniame skystyje gali kremzlę skaidyti kremzlę sudarančius baltymus, kurie sudaro būtent, kurie įeina į sąnario sudėtį. Be apsauginės kremzlės sąnaryje kaulai judant gali pradėti tiesiog trintis vienas į kitą ir sukelti didelį skausmą.
Be to, uždegime dalyvaujantis citokinai T limfocitų paviršiuje skatina susidaryti baltymą vadinamą rankų. Tai yra receptorius aktyvuojantį branduolio faktorių KPB ligandą, kuris leidžia prisijungti T limfocitams prie rankų osteoklastų paviršiuje ir inicijuoti kaulinio audinio ardymą. Specifiniai antikūnai, vadinami reumatoidiniu faktoriumi, taip pat patenka į sąnarį, kur kartu su kitu antikūnu, vadinamu anticitrulinuoto baltymo antikūnu, formuoja imuninius kompleksus, cirkuliuojančius sinovininėme skystyje, kur aktyvuoja komplemento sistemą, tai yra 9 fermentų superšeimą, kuri fermentiniu aktyvumu sustiprina uždegimo eigą. Ligai progresuojant, pažeidžiama vis daugiau sąnarių organizme ir negydant gali apimti kitus organus. Ligą modifikuojantys antireumatiniai vaistai paprastai skiriami inicijuojant gydymą kartu su jau mūsų aptirtais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimų. Šioje diagramoje galite vaizdžiai matyti vaistų taikinių antireumatinių vaistų taikinius. Kurią būtent specifinės imuninės sistemos grandies dalį jie veikia, kuri būtent imuninio atsako komponentą slopina. Pirmo pasirinkimo vaistas yra, kalbant apie tradicinius ligą modifikuojančius antireumatinius vaistus, pirmo pasirinkimo vaistas metotreksatas. Bendrai paėmus, tai yra labai heterogeniška grupė vaistų, sudaryta iš skirtingą cheminę struktūrą ir veikimo mechanizmą turinčių junginių. Bet šių vaistų pritaikymas reumatoidinio artrito gydymui yra paremtas vienu ar kitu būdu, būtent sutrikdant arba slopinant specifinį imuninį organizmo procesą, kuris jau ką tik buvo aptartas reumatoidinio artrito patogenezijai. Iš pagrindinių vaistų, kuriuos prašysiu mokytis, bus metotreksatas, hidroksiklorokvinas ir sulfasalazinas. Metotreksatas yra folio rūgšties antagonistas, turintis citotoksinį ir imunosupresinį aktyvumą, inhibuoja citokinų gamybą ir purino tipo nukleotidų biosintezę. Metotreksatas išsiskiria iš kitų tradicinių antireumatinių ligą modifikuojančių vaistų tuo, kad jo terapinio poveikio pasireiškimas yra daug greitesnis nei kitų. Jis prasideda vartojant vaistą nuo 3 iki 6 savaičių. Tačiau gydymą būtina monitoruoti dėl vaisto poveikio slopinti kaulų čiulpus. Metotreksatas dažniausiai reumatoidinio artrito gydymo metu dozuojamas 1 kartą per savaitę. Dėl ko 1 kartą per savaitę, nors matot, kad jo pusinis eliminacijos laikas pakankamai trumpas, leidžiantis jį dozuoti ir kelis kartus, ta prasme 2-3 kartus per dieną, bet noriu atkreipti dėmesį, kad uždegimo apimtose vietose kūne susidaro tokia lyg trečioji organizmo kamera, apie kurią kalbėjom farmakokinetikos metu, apie vaisto pasiskirstymo kameras, kurioje vaistas gali reziduoti labai ilgai. Tai sąnario audiniai, minkštieji audiniai būtent irgi taip pat iš ten pasišalina vaistas daug lėčiau. Todėl tai leidžia vaistą dozuoti 1 kartą per savaitę. Dažniausios nepageidauja, iš tarp kontraindikacijų, aišku, nėštumas ir žindymas, nes tai vaistas pasižymintis teratogeniniu poveikiu.
įvairūs sunkus kaulų čiulpų atvejai slopinimo, kraujo onkologinės ligos. Iš dažniausiai nepageidaujamų poveikių yra gleivinės išopėjimas ir pykinimas. Ir aišku, reikia monitoruoti, monitoruoti pacientą dėl kaulų čiulpų slopinimo. Citopenijos, kepenų cirozė ir ūmus į pneumoniją panašus sindromas siejamas su ilgalaikiu metotreksatų vartojimu. Ir siekiant sumažinti metotreksatų toksinį poveikį ne tik kaulų čiulpams, bet taip pat ir gleivinį. Papildomai sekančią dieną po metotreksato pavartojimo, sekančią dieną yra vartojamas folio rūgštis nuo 5 iki 10 mg, taip pat vieną kartą per savaitę. Taip pat metotreksatas pasižymi gana plačia sąveikų pasireiškimo rizika. Yra vaistų, kurie vartojami su metotreksatu kartu gali didinti metotreksato koncentraciją. Tai ir diuretikai, ir mūsų jau šioje temoje dar tarsi probenecidą vaistą skirtą podagros gydymui. Yra vaistų, kurie mažina metotreksato koncentraciją, mažindami jo absorbciją iš virškinamojo trakto. Aišku, sumuojasi farmakodinaminis poveikis kaulų čiulpoms, jeigu vartojami kiti sulfa grupę turintys vaistai, sulfonamidai, chloramfenikolis. Taip pat sumuojasi hepatotoksiškumas vartojant su alkoholiu ir kitų imunosupresantų leflunomidų. Žinoma, reikia būtinai įvertinus vaistų sąveiką suderinti. Jeigu nėra galimybės vaistų neskirti, reikia būtinai derinti šių vaistų dozes, vartojant juos tarpusavyje vienu metu. Metotreksatas tiekiamas rinkoje pacientams patogiausių vartoti būdu tabletėmis, taip pat egzistuoja ir intraveninės bei intramuskulinės injekcijos. Ir būtent tikrai nemažai pacientų vartoja tiek tabletinę jo formą, tiek didelė dalis įsigyja jau užpildytus švirkštus injekcinių tirpalų ir leidžiasi šį vaistą savarankiškai. Sekantis vaistas, kuris jau nėra pirmo pasirinkimo, bet gali būti skiriamas derinyje su metotreksatu arba jeigu metotreksatas yra neveiksmingas pacientams, tai yra sulfasalazinas. Jo veikimo mechanizmas gydant reumatoidinį artritą ne iki galo ištirtas, bet žarnyne esančios bakterijos, vartojant šį vaistą peros, skaido jį į 5-aminosalicilo rūgštį ir sulfapiridiną. Sulfapiridinas žarnyne galimai mažina antigeno sukeliančio reumatoidinį artritą absorpciją. Taip pat manoma, kad metotreksatas, šis vaistas slopina purino biosintezę, o 5-aminosalicilo rūgštis inhibuoja taip pat cikloksigenazės ir lipoksigenazės kelią bei slopina interleukino 8 gamybą. Tai tų veikimo mechanizmų numanomų yra nemažai, bet vieno iki galo nėra nustatyta. Vertinant lyginant su metotreksatu, terapinio poveikio pasireiškimo pradžia jau yra daug lėtesnė. Šį vaistą reikia vartoti bent mėnesį arba 3, kad pasireikštų jo terapinis poveikis. Šiaip vaistas vartojamas pakankamai didelėmis dozėmis ir kadangi per burną vartojamas, dažniausias jo šalutinis poveikis yra virškinamajam traktui. Tai yra pykinimas, vėmimas, pilvo skausmai, viduriavimas, apetito sumažėjimas. Kontraindikacijos yra tiem, kam tikrai yra alergija sieros turintiems junginiams arba salicilatams. Kas
turi alergiją ir ūmią alergiją aspirinui, tikėtina, kad negalėtų vartoti sulfasalazino. Dar vienas vaistas tai yra hidroksichlorokvinas, klasifikuojamas šiaip kaip antimaliarinis vaistas, bet istoriškai buvo pastebėta, kad jo poveikis pritaikomas reumatoidinio artrito gydymui. Taip pat, kad poveikis terapinis pasireikštų, reikia jį vartoti gan ilgai, bent 3-6 mėnesius. Tiksliau, bent pusės metų reikia, kad jis būtų pasiektas jo maksimalus terapinis poveikis ir apskritai tik pusiai pacientų šis vaistas yra apskritai veiksmingas. Šis vaistas šiaip paprastai yra silpna, nepaprastai, o iš prigimties yra silpna bazė, todėl lengvai patenka į ląsteles neionizuotoj formoj ir ten koncentruojasi. Ir patekęs į lizosomas, būtent rūgštinėje aplinkoje jų ionizuojasi, o kadangi makrofagai yra priklausomi nuo lizosomų kaupiamų fermentų rūgštinėje ir būtent rūgštinių protezių, kad galėtų fagocituoti baltymus, tai hidroksichlorokvinas sutrikdo šių fermentų funkciją lizosomų viduje ir taip mažėja makrofagų funkcija. Mažėja antigeną pristatančių makrofagų ir T helperio būtent komunikacija ir taip mažėja imuninis šių ląstelių vykdomas imuninės reakcijos. Retas, bet labai svarbus nepageidavimas poveikis siejamas su hidroksichlorokvinu yra toksinis poveikis akių tinklainį, nes hidroksichlorokvinas selektyviai jungiasi su melaninu fotoreceptorių ląstelių makuloje ir ten sutrikdo lizosomų funkciją. Matot šioje nuotraukoje tinklainės vaizdą, kaip atrodo tinklainės pažeidimas. Ilgai hidroksichlorokviną vartojusiam pacientui. Iš kitų imunosupresantų, kurie ne taip dažnai, bet tikrai yra pritaikomi plačiai ne tik reumatoidinio artrito gydymui, bet ir kitų autoimuninių ligų gydymui, yra ciklosporinas, tacrolimusas, azatioprinas, ciklofosfamidas, mikofenolato mofetilis, penicilaminas ir leflunomidas. Tai griežtai atsiminti veikimo mechanizmų tikrai nereikia, bet šios vaistus tikrai sutiksit savo gydytojų praktikoje, ypač kas pasirinksite specializuotis nefrologijai, pavyzdžiui. Jūsų jau sutikta mokytasi gliukokortikoidų grupė irgi taip pat pritaikoma reumatoidinio artrito gydyme. Žinot, kad puikiai užslopina uždegimą ir veikia imunosupresiškai. Slopina citokinų sintezę gan stipriai, bet nėra skirtas kaip monoterapija reumatoidinio artrito gydyme. Daugiau šie vaistai yra derinami tarpusavę su tradiciniais vaistais ir su NVNO. Sekanti vaistų grupė, kurie pritaikomi, šiaip pakankamai nauja vaistų grupė, kartu pradėjo atsirasti su biotechnologijų vystymusi ir naujų terapinių galimybių paieška, tai yra biologiniai antireumatiniai vaistai. Jie yra rekombinantiniai antikūnai. Rekombinantinis tai reiškia pakeistas genų inžinerijos būdu ir yra nukreipti prieš tam tikrus prouždegiminius citokinus, dalyvaujančius reumatoidinio artrito patogenezėje. Šiaip nėra pirmo pasirinkimo vaistai, dažniausiai skiriami tokiu atveju, kai gydymas tradiciniais jau mūsų aptartais ligą modifikuojančiais antireumatiniais vaistais yra nesėkmingas.
Grafike vaizduojami taikiniai šių vaistų. Dar aš jums pateikiau vaistų suminę lentelę su vartojimo būdu. Matot ar ne pagrindinius taikinius. Tai pavyzdžiui, etraneceptas blokuoja naviko nekrozės faktorių alfa ir blokuoja jo sąveiką būtent su specifiniais receptoriais. Abataceptas trukdo antigeną pristatančiai ląsteliai aktyvuoti tą limfocitus. Rituximabas jungiasi prie CD20 receptorių limfocitų paviršių ir juos inhibuoja ir trukdo gaminti citokinus, reumatoidinį faktorių ir kitus antikūnus. Tocilizumabas inhibuoja interleukiną 6, anakinra interleukiną 1, kuris ypač svarbus kremzlės audinio degeneracijų ir kaulo rezorbcijoj. Vėlgi, atsiminti nereikalausiu, reikia suprasti šios vaistų klasės specifiškumą. Aišku, ir mokėti parašyti receptus mokysimės seminaro metu. Biologinių ligą reumatoidinio artrito modifikuojantis vaistai ir jų vartojimo formų pasirinkimą riboja, aišku, tai, kad tai yra baltyminės biologiškai aktyvios medžiagos. Per burną jų vartojimas neįmanomas dėl nestabilumo skrandžio rūgštyje ir fermentinės hidrolizės. Todėl, kaip pastebėsit, jų vartojimo būdai nėra per burną, tai yra infuzijų forma tiekiami vaistai arba poodinėmis injekcijomis. Vėlgi, farmakokinetinėmis savybėmis labai skiriasi tarpusavyje ir varijuoja jų injekavimo intervalai nuo kartą per dieną ar kartą per savaitę iki kartą per mėnesį arba kartą į pusę metų. Dažniausiai nepageidaujami poveikiai, kadangi tai yra imunosupresiniai vaistai, tai aišku atsparumo infekcinėms ligoms sumažėjimas, oportunistinių infekcijų atsinaujinimo rizika ir aišku įvairios padidinto jautrumo reakcijos, gali būti kilti ir alerginių reakcijų injekuojant šios vaistus, kontraindikuotina su gyvosiomis vakcinomis ir esant, kaip minėjau, padidinto jautrumo antikūnams injekuojamiems atvejais. Kiti antireumatiniai vaistai, kurių taip pat nereikalausiu mokytis, yra JAK inhibitoriai. Janus kinazės tokie fermentai, kurie taip pat labai svarbus moduliuojant imuninį ląstelių atsaką. Tai yra sukurta naujų vaistų, kurie blokuoja šias JAK kinazės. Jie nėra biologinės kilmės, bet dėl to, kad pasižymi labai stiprių nepageidavimų poveikių, netgi yra teigiama, kad didina onkologinių ligų ir trombozinių ligų išsivystymo riziką smarkiai, tai jų populiarumas tikrai nėra didelis. Šiuo metu jiem, manau, yra kaip rezerviniai vaistai. Na ir paskutinė paskaitos dalis yra skirta vaistams podagrai gydyti. Podagra yra metabolinis sutrikimas, kuriam būdingas padidėjęs šlapimo rūgšties kiekis kraujyje ir šlapimo rūgšties atsidėjimas uratinių kristalų pavidalų sąnario audiniuose ir inkstuose, bei sukeliantis skausmą bei uždegimą ten, kur jie kaupiasi. Priežastys gali būti įvairios, piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais ir purinų gausaus purinų maisto, tai pavyzdžiui, mėsos vartojimas perteklinis, ar sutrikęs šlapimo rūgšties šalinimas per inkstus, onkologinių ligų gydymas ar dėl kitų genetinių faktorių. Kaip matot, pagrindinės vaistų klasės skirtos podagros gydymui. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad tai nėra vaistai skirti podagros priepuolio gydymui, kai kyla ūmus uždegimas
tose vietose, kur susikaupia uratiniai kristalai, nes tokiu atveju yra vartojami mūsų jau aptarti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, gliukokortikoidai paprastai taikomas nemedikamentinis taip pat gydymas. Šie vaistai yra daugiau skirti ilgalaikiam gydymui, siekiant sumažinti podagros priepuolių dažnį. Tai vienas iš būdų gydyti podagrą yra mažinti šlapimo rūgšties sintezę. Šie vaistai bus alopurinolis ir febuxostatas. Didinti šlapimo rūgšties šalinimą iš organizmo. Tai probenocidas yra atstovas ir Lietuvoje neregistruotas jau toks istorinis vaistas, inhibuojantis leukocitų migraciją į sąnarį podagros priepuolio metu ir jo profilaktikai kolchicinas. Taigi, alopurinolis yra pirmo pasirinkimo vaistas skirtas podagrai gydyti. Alopurinolis yra hipoksantino analogas. Hipoksantinas yra tarpinis purinų metabolizmo produktas prieš susidarant šlapimo rūgščiai. Alopurinolis pirmiausia gydant podagrą, alopurinolio taikinys yra aksantino oksidazė, kuri dalyvauja būtent purinų biosintezei iki šlapimo rūgšties. Alopurinolis aksantino oksidazė yra pats substraktas ir yra verčiamas ir aloksantiną metabolitą. Ir tampa nekonkurenciniu šio fermento inhibitoriumi. Tai pats alopurinolis yra konkurencinis aksantino oksidazės inhibitorius ir aksantino oksidazės substratas, bet tampa aloksatinu ir jau blokuoja šį fermentą nekonkurenciškai. Ir taip daugėja labiau vandenyje tirpių hipoksantino ir aksantino ir jie yra lengviau pašalinami iš organizmo. Be to, kad alopurinolis mažina šlapimo rūgšties kiekį, jis taip pat mažina beveik netirpių uratų ir šlapimo rūgšties kiekį ne tik audiniuose, kur jau yra susikaupę uratų kristalai. Todėl uratų sankaupų audiniuose tofusų uratų atsidėjimas į uratų sankaupos audiniuose tofusuose nebevyksta, sustoja ir taip pat slopinamas uratinių inkstų akmenų formavimas. Šiaip gydymas alopurinoliu niekada neinicijuojamas ūmaus podagros priepuolio laikotarpiu, nes tai gali pasunkinti priepuolio eigą. Ir ypač inicijuojant gydymą alopurinoliu, reikia tą daryti atsargiai, pradedant gydymą kartu su NVNU, nes pats alopurinolis, kadangi gali šiek tiek patirpdyti kristalų sankaupą sąnariuose, tas patirpdymas gali iššaukti uždegimą ir podagros priepuolį, net ir pradedant gydymą alopurinoliu. Taigi, kol alopurinolis netampa aloksantinu, jo pusinės eliminacijos laikas yra pakankamai trumpas, bet oksipurinolis, tai ir aloksantinas ir oksipurinolis yra sinonimai, jo pusinės eliminacijos laikas tampa daug ilgesnis, todėl užtenka alopurinolį dozuoti 1 kartą per dieną. Kaip paprastai alopurinolis toleruojamas labai neblogai,
nepageidaujami poveikiai pasireiškia retam ir nedažnai. Jeigu būna, tai pykinimas ir vėmimas. Kitas vaistas mažinantis šlapimo rūgšties sintezę yra febuxostatas. Jis nėra struktūriškai panašus į alopurinolį, bet taip pat veiksmingai inhibuoja oksantino oksidazę. Taip pat dozuojamas 1 kartą per dieną. Bet visgi nėra pirmo pasirinkimo vaistas, dažniau skiriamas, kai alopurinolio skirti negalima ir jis netoleruojamas pacientų. Turi daugiau sąveikų su kitais vaistais ir jau nepageidaujamų poveikių dažnis profilis yra gausesnis. Taip pat reikėtų skirti atsargiai, inicijuojant gydymą, tiksliau, reikėtų skirti lygiagrečiai su NVNU, saugantis podagros priepuolio pasireiškimų. Taigi, sekanti vaistų grupė skirta podagrai gydyti vėlgi nėra pirmo pasirinkimo vaistai, tai yra didinantis šlapimo rūgšties šalinimo iš organizmo arba kitaip urikozuriškai veikiantis probenecidas. Jis inhibuoja, kaip veikia, inhibuoja organinių jonų transporterius proksimaliniuose inkstų kanalėliuose, kur vyksta aktyvi šlapimo rūgšties reabsorbcija iš šlapimo, pirminių šlapimų. Todėl inhibavus šios transporterius šlapimo rūgštis pasilieka pirminėme šlapime ir pašalinamos su šlapimu ekskretuojama. Kodėl nėra pirmo pasirinkimo vaistas, nes, aišku, gali paskatinti susidaryti orazinius akmenis inkstuose dėl padidėjusio šlapimo rūgšties išskyrimo. Ir turi pasižymį pakankamai nemažas sąveikų gausa su kitais vaistais, kadangi blokuoja anijoninius transporterius, organinius jonų transporterius proksimaliniuose inkstų kanalėliuose, tai per šiuos transporterius taip pat transportuojama ir sekretuojama sekretuojami iš šlapimo įvairūs vaistai ir ekskretuojami tokiu būdu, kaip metotreksatas, NVNU ir penicilino grupės antibiotikai, todėl inhibavus šios vaistus didėja jų plazmos koncentracija ir gali pasireikšti jų šalutinis ir toksinis poveikis. Na, o vartojant salicilatus, aspiriną, šlapimo, apskritai aspirinas blokuoja šlapimo rūgšties sekreciją per šiuos transporterius į šlapimą pirminį. Todėl, sąveika yra su aspirinu antagonistiškas veikimas. Taigi šios sąveikos reikėtų vengti vartojant šios vaistus. Paskutinis vaistas yra kolchicinas, kaip minėjau, Lietuvoje neregistruotas, jis toks jau senas vaistas ir pakankamai nepatrauklus. Veikia taip, kad sutrikdo imuninių ląstelių migraciją į sąnarį ir migraciją, infiltraciją į sąnarį uždegimo atveju, neleidžia ir stabdo imuninį procesą, reiškia gaminti tiek citokinus, neleidžia ir stabdo dalintis imuninėms ląstelėms uždegimo vietoje, bet veiksmingas pavartojus iki 12 valandų nuo podagros priepuolio pradžios, o be to reikia nemažų dozių, kad jo terapinis poveikis būtų pasiektas,
o didelės dozės sukelia labai ryškų ir sunkų pykinimą, vėmimą, viduriavimą ir virškinamo trakto sutrikdymą. Todėl tikrai šis vaistas nėra šiais laikais turbūt skiriamas taip dažnai. Vėlgi pasiskaitykit savarankiškai papildomą skaidruolę namuose.